Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Labą dieną, sveiki visi įsijungę dar vieną Recovery Talks epizodą. Su jumis Arnas, Love Streams Running ir šiandien prie stalo turim pasisodinę labai stiprų lengvaatletį, labai gerą jau ir trenerį. 2 kartus Europos čempionato dalyvį, Europos krosų čempionato dalyvį, Europos U23 čempionato, kuris tarp kitko vyko Lietuvoje dalyvį, Justiną Beržanskį. Norėčiau sakyti kliūtinio bėgimo atstovą, bet tikriausiai tave galima visai vadinti universaliu kariu apskritai, nes labai platus spektras tavo rungčių, kuriuose esi dalyvavęs ir iki šiol dar dalyvauji. Ir dabar labai toliau sėkmingai tęsi savo karjerą tiek ir sportinę, tiek ir kaip trenerio. Tai šiandien pakalbėsim apie visus šitus dalykus, bet visų pirma, tai labas Justinai. Labas Arnai, labas visi žiūrovai ir klausytojai. Čia mane taip apibūdinai, kaip sakau, aš anksčiau sulaukdavau klausimo iš žurnalistų, kas aš labiau esu, treneris ar sportininkas. Tai jeigu to būtum paklausęs prieš gerus 8 metus, būčiau pasakęs 100% sportininkas, dabar jau greičiausiai suabejočiau, kad verčiasi svertai į kitą pusę. Bandau viską derinti, kaip tai gaunasi, manau, per pokalbį išsiaiškins. Okay. Kaip ten, kažkas yra pasakęs ir tavęs klausė yra, kad kol tavęs neplenkia tavo sportininkai, tu esi sportininkas, o jau tada... Jo, sakykim taip, dabar jau turiu, pavadinkim taip, užsiauginę sportininką Robertą Vališauską, tai šiai dienai yra mūsų 3 km lenktynėse, vienas tarp kito, 2-1, tai aš dar pirmauju, Bet aišku, aš norėčiau kaip treneris, kad jis ten 5-1 būtų, bet aš dar turiu savo ambicijų kaip sportininkas, tai vienas kitam šiek tiek kartu padedam, kartu pasivaržom ir tas rezultatas šioks toks ateina. Nice, labai gerai, pašnekėsim iš tikrųjų ir apie Robertą, ir apie tave, ir apie Gretą, dar nepaminėjai savo auklėtinės Gretos, tai... Daug visai čia apie ką bus pašnekėt. Labai trumpai dar tik tai priminsiu mūsų žiūrovam, kad sėdim Audiotekos studijai, tai kas nori į savo rutiną įsimesti audio knygų, išnaudoti protingai laiką ir prasmingai, tai užšokite į Audiotekos puslapį ir išbandykite jas. Nežinau, Justinai pats šiaip klausai bėgdamas ką nors ar... Šiaip, jeigu klausau, tai tik tai muzikos, negaliu susikoncentruoti į tekstą, į skaitomas mintis, nes... Tada arba pameti peisą, arba kažkas ne to gaunasi. Arba praklausai, kas kalba. Arba tiesiog aš paklausau podcastą, tarkim, ir aš paskui per YouTube platformą įsijungiu jį ir, ta prasme, čia tas pats podcastas. Okay. Tai ne, dabar jau pasikeitė mano pačio bėgiojimas su ausinėm, su kažkokiu fonu. Tai jeigu anksčiau klausydavau, ten, sakykime, muzikos trankios, galėdavau karts nuo karto paklausyti kažko. Dabar ne, dabar man yra bėgimas, lengvas bėgimas, tai grinai pabuvimas su savim, kažkokių minčių susidėliojimas ir negaliu susikoncentruoti. Man žinok, tas pats buvo, aš manau, kad tai yra sugebėjimas, ta prasme, klausyti kažką veikiant ir pačioj pradžioje aš irgi būdavo, kad bėgi ir pameti mintį ir atsisukėt gal 2 minutės ir tai irgi, kaip tu sakai, čia apie tai kalbėjo. Taip. Ir po truputį tas prasimuša, bet jo, čia kiekvienam reikia atrasti savo. Ne, čia dėl to gal, ne dėl to, kad negali susikoncentruoti, bet tiesiog tu tuo metu, sakykime, eigos dienos darbus susiplanuoji bėgdamas arba bandai per bėgimą biški tuos darbus į šoną numesti. Tai arba vieną, arba kitą formą tą valandą ar pusantros bėgdamas tu išnaudoji. Jo, okei. Tai galim pradėti nuo tavo bėgimo pradžios. Visą laiką yra įdomu tos ištakos šaknys. Tu jau dabar apšnekėjom daugiau negu 15 metų, realiai apie 15 metų. Aš taip norėčiau net sakyti aukšto meistriškumo sporte, nes tavo tikrai ankstyvi geri rezultatai buvo. Tai kaip atradai lengvą atletiką ir nuo ko viskas prasidėjo?
O tie metai, gal net nežinau, aš neskaičiuoju metais to viso laikotarpio, tiesiog aš skirstau į etapus. Pirmas etapas, pavadinkim tai mokyklinis amžius, aš pats esu kilęs, daug kas nežino to, visi galvoja šiaulietis, aš nesu grina kraujo šiaulietis, aš atvažiavau į Šiaulius 9 klasiai, tai čia buvo turbūt 9 metai, gal ne, anksčiau dar. Tai žodžiu, 9 klasėje, žinau, atvažiavau į Šiaulius, o aš iki tol buvau Mažeikių rajono Viekšnių miestelio gyventojas, mokinys ir ten tiesiog kaip ir visi mokiniai, kas buvo mokykloje, buvo iš būrelio, tą lankiau. Lankiau krepšinį, sekėsi, kaip ir dabar, kai esu treneris, pamatau, jeigu tu esi stiprus, tu bele kur reik, ten visur gerai seksis. Tai man tas pats buvo. Bėgau be treniruočių, tai tiesiog drąsus, stiprus, vikrus ir panašiai. Ir paskui jau augau, 4 klasė, 5 klasė prasidėjo jau ir tos keturkovės varžybos, važiuodom su rajonu į rajoninės varžybas ir panašiai. Ir paskui tik supratau, pašnekėjęs su miestiečiais, tuo metu miestiečiai buvo Mažeikiai, didelis miestas, taip ten buvo vienas treneris Petras Dargvainis, kuris buvo subūręs tą tokį bendruomenę ir siekė rezultatų. Tai man ten buvo toks kaip katinų žiūrėjimas į lašinius, ta prasme, wow, kaip taip, jie ten treniruojasi kryptingai 3-4 kartus per savaitę, o aš ten turiu 2 kartus ir aš negaliu daugiau treniruotis. Nu, tuo metu tai buvo. Norėdavai treniruotis, tai tu turėdavai susiorganizuoti raktą salės iš direktoriaus, tada eidavom mes šeštadieniais papildomai, bet ten nebuvo jokio suvokimo, kad mes čia treniruojamės. Tai. Mes tiesiog leidom gerai laiką, aišku, tas laikas buvo per varžybų prizmę, nes visada norėjosi laimėti, kovoti, ten nesvarbu, kiemo lygą, draugų lygą, bet kad tu būtum geriausias. Ir paskui po truputį ėjo tas visas reikalas, pakvietė dalyvauti už Mažeikių rinktinę keturkoviai ir ten jau prasidėjo šioks toks sportas, kryptingesnis, pavadinkim taip. Kai tu jau dalyvauji kažkur rimčiau, tave jau pamato iš didesnių miestų. Šiuo atveju buvo Šiaulių sporto gimnazija dabartiniu pavadinimu, tada buvo Vijolių gimnazija, Vijolių vidurinė mokykla. Šiaulių ir ten buvo pirmasis treneris Pranas Šaučikovas, kuris su Petru Dargvainiu turėjo kažkokį ryšį, parodydavo tuos talentingesnius vaikus, kad atsivežtų į gimnaziją, į sporto mokyklą. Tai man pasiūlė ir taip atsiradau aš sporto mokykloje. Šiuo metu gimnazija, tada vidurinė buvo ir man tada, kai jau atvažiavau, praėjo noras ten jau būti. Praėjo noras būti pačioje mokykloje sporto? Jo, pačioje mokykloje, nes aš buvau iš tokios, pavadinkim taip, gal aš čia negražiai išsireiškiu apie buvusią mokyklą, bet pradžiai buvo ten, taip, aš atvažiavau iš tvarkos. Mokykloje tu, atsimenu, per fizikos pamoką tu negalėjai galvos pajudinti, ta prasme, pas draugą pasižiūrėti. O aš atvažiavau į tokią tvarką, kur įsivaizduok, mūsų klasėje buvo 25 žmonės, nei vieno šiauliečio. Visi iš kažkur, rajonai, visi po viso Lietuvą. Ir, surinkti tokie nuo tėvų pabėgę jaunuoliai, devintokai. Visi orientuoti į sportą. Ir visi taip, 100% visi sportavo ir kažkas ten futbolą, rankinį, lengvąją ir panašiai. Ir kiekvienas bando įrodyti, koks aš esu kietas, koks aš esu mandras ir panašiai. Ir ten, atsimenu, pirmosios savaitės buvo, wow, važiuoju namo turbūt, bet turėjau ten tam tikrų demonų vidinių, kuriuos negalėjau, pavadinkim taip, iškelti viršų. Nes aš prieš išvažiuojant pasakant, kad aš palieku savo gimtąjį kraštą ir išvažiuoju į sporto mokyklą, iš 2 žmonių, sakykime, aukščiausių pareigų užimančių žmonių išgirdau tokią frazę, kad važiuok, vis tiek sugrįši. Tai aš, sakykime, pirmus metus buvau su ta nuojauta, su ta fraze, kad ir kas nutiks, aš negrįšiu. Tai prasme, tai vien dėl to, taip. Tas toks įrodymas, gal ne vietą ir ne laiko, bet jisai tai buvo. Bet tai nuskamba, kad užsispyręs vaikis buvai. Jo, buvo visko, buvo ir užsispyrimų, buvo ir tokių nuopolių, bet taip, tas buvo toks charakteris šioks toks. Bet sakau, ten tiesiog tada buvo tokia sistema, kad, tai buvo. Arba išgyvensi, arba išgyvensi. Okay. Tiesiog. Paskui metai bėgo, viskas keitėsi, tuos antrarūšius, kaip aš sakau, banditėlius
į šalį, išmetė dar kažką, nu ir tada gyvenimas šiek tiek jau pragerėjo. Bet tas pagerėjimas įvyko po kokių 2 metų, tik tai toks jau ramesnis. Dabar kaip aš neku ir pasižiūriu į dabartinę sporto gimnaziją, tai ten visiškai modelis pasikeitė ir dabar wow. Į geresnę pusę turėjai? Taip. Tai ten sakau, kaip daug kas manęs klausia, ar leistum savo sūnų, sakykime, į tokį reikalą. Jeigu matyčiau sąlygas, kaip dabar yra, tai kodėl ne, jeigu tu neturi sąlygų, sakykime, ten kažkur kaimelėje, miestelėje treniruotis. Taip, bet jeigu į kokias aš važiavau, tai gink dieve ne. Ne, ta prasme, su visa pagarba ten dirbantiems žmonėms, ta prasme, gal mane klausys dabar ir sakys, koks tu blogietis ir kalbėjo apie savo buvusią įstaigą blogai, bet nu tiesiog tada tokia karta buvo ir nu, kiek čia 10 metų te praėjo gerų, bet jo ten ne pats geriausias prisiminimas. Bet žinai, čia, nu, aš kaip sakau, aš tai džiaugiuosi, kad esam tokioje pozicijoje, kur galim šnekėti ir, nu, mūsų nėra tikslas nupiešti rožinio pasaulio, taip. Mes ir norim to atvirumo tokio, kaip buvo, kaip yra dabar ir labai, šiaip, nu, iš dalies labai faina, kad per tiek laiko, per tos 10-12 metų, kaip pats matai tuos pokyčius ir kad kur kas geresnė yra situacija, o tada buvo tada, kai buvo. Tai čia lygiai taip pat, kai galim kalbėti apie senus laikus, apie dopingo vartojimą politinių lygmenių, kur, nu, tiesiog buvo tokia sistema ir nieks nepasakys, kad taip nebuvo. Taip, bet... Ir tada, kaip ir tu netgi taip pagalvoji apie tą laikotarpį ir galvoji, nu taip, gal tada buvo tai norma ir tiesiog kitaip gyveno žmonės, nes požiūris buvo kitoks. Aš suprantu pilnai ir tuos trenerius, ir visą tą sistemą, nes jiem buvo pasakyta surinkit žmonės. Taip. Jie surinko ne tikrai pačius tuos, kuriuos norėjo, kad ateitų, bet nu tiesiog reikėjo užpildėm ir važiuojam, žiūrim, kas darosi, bet po to ten buvo visko. Gyveni ir mokaisi, ir visi mokosi. Bet tiesiog nežinau, ar per tą prizmę reikėtų tą pamoką paimti, tai abejoju, bet čia tiesiog mano pamąstymai. Bet jo, čia, žinai, su tom pamokom, tai visą laiką yra geriau mokytis iš kitų klaidų negu iš savo, bet tos nebūna taip. Na, aš jau 100% sakau, nebūna taip ir niekada nebus. Tu nepatiri savo tą patį sūnų auginu, 9-metis sūnus, kaip ir, nu, aš jam turėčiau būti gal kažkoks autoritetas. Taip, kažkuriuose srityse, taip, aš pats dalyvauju, aš jam esu kaip sportininkas, viskas ok, palaiko viskas. Bet aš kaip treneris, šiai dienai dar jisai to nesupranta. Taip, jisai mato, kaip aš esu ne treneris, o esu tėtis ir aš jam galiu biškį panaudžiauti ir panašiai. Bet toks laikotarpis, toks amžius, aš tą priimu kaip per juoko prizmę ir tiesiog. O čia tokį, žinai, klausimą sunkesnį ištrauksiu, nes, nu, pats tikriausiai seki Ingebrigtsono istoriją ir matai, kokia dabar yra situacija, tėvas net nebuvo vestuvėse, baisus susipykimai. Nekyla kažkokių minčių, kad, nu, jeigu kai esi ir tėtis, ir treneris, kad matai, šiai dienai aš nematau jo kaip, sakykime, olimpinio čempiono. Jo, ten, aš nebrėžiu tokio modelio, mano galimybės nėra, aš neturiu verslo ir panašiai. Tiesiog jis yra mano vaikystės kopija. Ta prasme, jį pastatyk į kvadratą, jis bus geras, jį pastatyk į ten dabar lanko futbolą, pasakė, noriu lankyti futbolą, jis bijojo tą pasakyti man, nes, o kaip aš lankysiu futbolą, bet tėte, aš nebegalėsiu lengvai ateiti. Nu, ta prasme, jis tą supranta, bet kodėl jį sprausti kažkokį rėmą, nes aš noriu to. Nu, ta prasme, eik į futbolą, bet duok dievę, kad jis ten ir pasiliktų, bet jisai ir ten nueina. Tai tokiam amžiui tai užtenka to ir aš tikrai nebrėžiu šito brūkšnio, kad čia būtinai turim olimpinių čempionų tapti ir viskas. Norėsi, viskas prasideda nuo to, kad žmogus turi pats suprasti, ko jis nori. Kai tas bus, tada viskas bus natūraliai ir lengvai. Kai mes norime vykdyti savo užgaidas, savo lūkesčius neišpildytus, tai gaunasi taip, kaip gaunasi ir matom, kur būna tas visas reikalas. Ja. Tai, o kalbant dabar jau apie savo kelio pasirinkimą, tai, kaip sakiau, tave galima tikrai vadinti daugumos rungčių specialistų, nes turi tikrai gerus rezultatus nuo 800 metrų iki, pusmaratonio tikriausiai gal sakytum, kad nėra labai geras rezultatas, bet tas visas spektras platus. Kada tu pradėjai specializuotis į kliūtinį bėgimą ir galima sakyti, tavo geriausias rezultatas yra tikrai iš to ir taškus pagal rezultatą ir tikriausiai ir pats gal save didžiąją laiko dalį matei save kaip kliūtininką labiausiai. Kada atėjo tas momentas, kodėl kliūtinis bėgimas apskritai? Tai matai, pradinis tas kelias buvo, kad aš atėjau ir aš bėgau vidutinius ir, net ne vidutinius, 4-8 buvo, kai atėjau. Tai mes iš karto atsimenu, aš atvažiavęs į sporto mokyklą,
mumis išvežė testuoti ir padarė visus tyrimus, visus duomenis. Kaune berods LSU, tai ten man ir buvo, nežinau, gal rasiu kažkur, dispanserio lapelį buvo prirašyta, aš kaip 400, buvo parašyta, Justinas Beržanskis 4-800 metrų. Nu ir ten visi duomenys ir analizė. Nu ir kaip visi duomenys susiveda, jo galimybės yra geros ir gali būti gero labai lygio, Bet ne 4-8, bet 1,5. Ir aš, ta prasme, skaitau jaunuolis, ten 9 klasė, ta prasme, 5 km, niekada nebėgsiu. Nu, bet paskui tu augi, tu supranti, kad, nu, tu tikrai nesi tas tipinis 400-ininkas, net ne 800-ininkas. Ir su metais vis, nu, tau jau reikia arba bėgti, nu, arba eini kažkur kitur. Ir tiesiog 12 klasėje ten nedaug trūko tikrai iki U18 berods ar U20 dabar gal U20 normatyvo jo, nes tada aš buvau prabėgęs 1 PM 2.30, o ten buvo 1 PM 1.80 gal, tai čia iki pusės sekundės. Iki normatyvo tai, nu, kaip ir okei, bet, nu, kaip ir neišvažiuoji tu niekur. Nu, tai ir tada 12 klasėje pabandėm tą kliūtinį bėgimą, nes, nu, aš pavadinsiu taip irgi, gal čia tegu neįsižeidžia žmonės, kurie bando tą pritemti, sakykime, ar treniruoja tą dalyką, nors aš ir pats treniruoju, bet aš turiu čia griežtą nuomonę. Pas mus Lietuvoje yra supratimas toks. Nebėgi 4, nebėgi 8, nebėgi 1,5, nebėgi 3, 5, kur tave dėti? Ai, bėg kliūtis. Nu, ta prasme, kodėl treneriai įsivaizduoja, kad žmogus, jeigu jis nepabėga 1,5, nepabėga 3, jis pabėgs kliūtinį. Nu, okei, nu taip ir sakykit, jums reikia medalio, nes ten mažiausia konkurencija. Pavadinkim taip konkurencija, bet ten ta konkurencija yra tarp negyvų sielų. Nu tiesiog, nu taip, nu aš sutinku ir kitus, kad reikia to medalio, nu bet kam ten vaikui 4 lipti į tą vandens duobę ir medalis, nu medalis. Nu aš atsimenu, mano medalis buvo, kai aš čia irgi pagarsėjau labai kaip neva tai nemylinti savo miesto, šalies ir panašiai, kur bėgo Lietuvos čempionate su Kenijos maikutė. Tai buvo tikrai ne mano kažkoks noras kažką čia įrodyti, parodyti, kažkoks geras ar kažkaip niekinu ir čia panašiai savo šalį, bet ten buvo tiesiog mano lengvabūdiškas poelgis į šitą situaciją. Ir aš tiesiog atsistojau, aš prabėgau ir buvo Jėzau ten, bet aš tuo metu, aš antrą žmogų aplenkiau vienu ratu, bėgdamas 3 km. Ir tada mane diskvalifikavo ir tas antras žmogus tapo čempionu. Ratu aplenktas žmogus tapo čempionu. Tai, nu, nežinau, čia toks tiesiog. Jo. Čia tiem gal, kurie nežino, tai jo 2013 metais, jeigu neklystu, Šiauliuose. Ir kaip tik tai buvo, aš buvau kai tik grįžęs iš pasaulio studentų universiados ir ten, nu, kaip ir visi sportininkai, apsikeitė maikutėm, apsikeitė savom aprangom ir aš ten parsivežiau Pietų Afrikos, Kenijos ir Italijos maikutės ir Lietuvos turėjau. Ir aš atsimenu, kaip šiandien ateinu, ten mano draugai visi, išsirikiau visas maikutės ant, kaip sakant, soliuko, sakau, nu, tai su kuria bėg šiandien? Visi tai su Kenijos. Nu, bėgam su Kenijos, ta prasme, ir ten išėjo skandalas, Jėzau. Tai tiesiog, ne, tai nieko nebuvo bendro su kažkokiu ten nepagarba ir panašiai. Bet o kas liečia va tą patį kliūtinį, tai tiesiog, nu, paskui augau, kažką reikia daryti, nu, kažkur bandyti savęs, bet mes ėjom ne tuo keliu, kad ten nėra dalyvių. Aš, ta prasme, aš visur galėjau pakankamai varžytis dėl tos pirmos vietos, sakykime, ten tuo metu buvo ir kitos rungtys, kur buvo po vieną žmogų stiprų. Bet, nu, tiesiog reikia kažkokią normatyvą datemti ir ten atrodė realiausias šansas ir nu, va, taip ir gausi. Tai tie realūs šansai paskui ir išsipildė ir 2014 ir 2018 2 kartus tau pavyko. Jo, tik dabar galvoju, aš bėgau U23 čempionate, kuris buvo Kaune tada 1,5 kilometro, bet ten bėgau be normatyvo, kadangi šalis organizuoja ir leidžia kiekvienoje rungtyje po vieną dalyvį. Aš tada bėgau 1,5 kilometro ir tada po 2 metų čia istorija buvo tokia, kur nutilėta, sakykime, kas žino, tą dalyką, aš turėjau normatyvą U23 į Čekiją ir tada buvo mano paskutiniai metai. Aš tą sezoną buvau bėgęs 4 kartus virš normatyvo, aš 8,53 bėgau, o normatyvas buvo 9,00. Kliūtinį bėgimą, taip. Ir aš neišvažiavau į tą čempionatą, nes ten buvo šiek tiek tokia klaidelė, kur, nu, sakykime taip, ten buvo
toks nesusikalbėjimas, pražiūrėjimas tam tikrų dalykų. Aš esu Beržanskis, o buvo amžinatelis Beržinskas treneris. Ir kai kas pagalvoja, kad tas yra žmogus tas pats ir užregistravo tik vieną. Ir šiuo atveju aš buvau už borto. Tai, tiesiog nebegalėjo. Nes visą laiką, kas registruoja žmonės, jie registruoja, sakykime, tas deadline'as yra, iki kada galima. Ir aš buvau neužregistruotas ir tiesiog aš neišvažiavau. Turėdamas normatyvą ir turėdamas tokių realių šansų bėgti dar greičiau. Tada buvo tas laikotarpis labai sunkus ir skaudus, bet atsimenu, buvo ten tam tikrų žmonių pasakyti tokie žodžiai, kurie sakykime, paskui išsipildė. Buvo pasakyti žodžiai, kad palinkime tau ne U23 normatyvą padaryti, o padaryti suaugusiu. Tai ir ten startuoti. Taip, tą pavyko padaryti ir aišku, tuo metu biškai buvo kitokios mintis. O vat kokios emocijos šiai buvo, kai, nes tokia tikrai kurioziška ir pikta situacija turėtų būti. Ir taip, ten buvo, wow, ką daryti? Viskas, aš nebesportuoju. Ant viso pasaulio piktai. Ta prasme, piktas ant pasaulio viską, bet paskui susigyveni su tuo, ką tu padarysi. Viskas. Ten kažkas, čia reikia kelti vajų, bangą, ką tu padarysi, viskas, ten tam tikri žmonės atsiprašė, pasakė, kodėl tai buvo. Aš tada, aišku, kaip jaunuolis nesupratau, kaip taip galima būti. Dabar aš, kai jau esu pats, sakykime, dalinai dirbu prie šitų reikalų ir būna kartais, tai aš pilnai suprantu. Bet po 2 savaičių bėgau 10 km Lietuvos čempionai ir ten viskas gerai. Paskui nurimo ir... tiesiog arba susijimi ir sportuoji, arba toliau atsisėdi kamputį ir verki. Taip. Čia toks pasaulis, arba kabiniesi, arba, kaip sakant, lūzerių niekas nemėgsta. Tai žodžiu, matosi jau kelintą kartą tavy tą savybę, kad kažkas smogia į veidą, su gėriu smūgiu atsistoja ir varai toliau, nes nori padaryti, nori pasiekti tą, ką nori pasiekti. Bet čia toks, sakykime, taip, vienareikšmiškai turi, arba neturi. Kito kelio nėra. Arba tu sakau, verksi, atsisėsi, kas iš to pasikeis. Tu paverki savo artimiesiam, taip artimieji gal kitaip pasakytų čia būdami, kad aš tada koks būnu, bet tu ten, sakykime, tas ir yra sportininkų šeimininis tas gyvenimas. Niekas nemato jo, kas yra namuose. O namuose yra, jeigu tu ten esi džiaugsmingas, energingas, visi mato tavo gerus rezultatus, gerai, ten kartais negerus rezultatus, bet jie nemato to viso buiteko. O namuose esantys žmonės tai mato visą tą reikalą. Ir ten tikrai nėra labai pati geriausia situacija. Tarsi, jie 100% kenčia nuo to. Nes tu esi susikūręs savo tą įsivaizduojamą pasaulį, aplink kurį tu esi ašis. Tu esi čia. Tada yra tavo treniruotis ir tada visas kitas. Taip, prioritetai. Jo, ir tas yra labai sunku, ypač artimiesiam žmonėm. Ir tai yra, aš nesakau, kad aš esu savanaudis, bet tiesiog, taip yra. Bet galų gale, aš tai manau, kad aukšto meistriškumo sportas vis tiek yra kažkiek savanaudiškumas, nes tu sieki rezultato ir tu turi priimti sprendimus, kurie iš šono atrodys keistai, išvažiuoti 2 mėnesiami treniruočių stovyklą, ryte atsikėlus padaryti treniruotę, tik paskui kažkokius darbus. Tik pamatai, dar čia yra 2 medalio pusės, sakykime. Kai tu tą darai, ką tu sakei, ir tu gauni už tai kažką, sakykime, atlygis tau yra, kažkokį, tu bent jau gali pragyventi, taip. Gali ten į šeimą parnešti kažką, tai viskas okei. Okay, bet atsiminkim tą dalyką, kai tau yra 21-25 metai ir tu, zero, iš nieko negauni. Ir ta prasme, tu iš tėvų gyveni 100%, tu turi šeimą ir, taip kažkaip biškutį atrodo, dviprasmiškai. Labai atsiprašau, kad pertraukiau šitą įdomų pokalbį, tačiau norėjau priminti, kad tapdami mūsų Contribui platformos prenumeratoriais, jūs tiesiogiai galite prisidėti prie jaunųjų sportininkų išlaikymo. Tai yra naujas Love Streams Running ir Full Gazo projektas, jaunojo sportininko stipendija, kuomet mes stengiamės prisidėti prie 18-23 metų talentingų, perspektyvių Lietuvos sportininkų ir dalinai padėti jiems suteikdami finansinę paramą sporto išlaidoms, kelionėms į varžybas, įrangos, avalynės įsigijimui, tad užšokę į Contribui platformą ir arba tapę mūsų prenumeratoriais, arba skirdami vienkartinę paramą, jūs tiesiogiai prie šio projekto prisidėsite. Ačiū Jums labai už tai. Ir klausom toliau.
O kaip dabar žiūri į... Nes, Lietuvo, ne tik Lietuvoje, pasaulyje, iš lengvosios atletikos, iš tam tikrų sportiškų gali geriau išgyventi, iš kitų mažiau, bet, tai niekada neapsimoka. Iš finansinės pusės tai niekada neapsimoka praktiškai. Kaip dabar, žiūri, tikriausiai, kai sportavai, kai buvai labai jaunas, ir dabar sportuoji, bet kai buvai jaunas ir sportavai, atrodė, kad viskas turėtų būti padėta ant lėkštutės, tu sportuoji, tau gal moka už tai, tu tik tai tą ir darai ir viskas. Kaip manai toks? Tai aš manau, čia, tu žinai, pats tą atsakymą, pats tą praėjai, mes kartu esame beveik vienmečiai, tai vis tiek tos kartos žmonės. Ir dabar aš matau tą dalyką, dabartiniu požiūriu aš šiek tiek užbėgu įvykiams už akių. Mano atveju man nebuvo žmonių tarpo grupėje socialinės medijos tokios stiprios, kad man paprotintų. Žmogau, nusiramink, tu nieko iš nieko negausi ir būk tu ramus. Ir ta prasme, nustoktų pykti ant kažko, nustoktų ten dejuoti, tiesiog tu darai tą, kas tau patinka ir tu nesitikė kažko čia atlygio. Ta prasme, arba tu esi top klasė ir tu gauni kažką, arba tu tiesiog darai tą, kad bandytum ten būti. Mano atveju irgi tas pats buvo, kodėl, aš negaunu nieko, aš esu Lietuvoje geras, kas iš to Lietuvoje geras, ta prasme, tu paskui pasižiūri realistiškai, aš atsimenu, pirmą kartą prabėgo 8-18 viduj kliūtis, ne kliūtis, viduj 3 km plika, ir ta prasme, visi ten aplinkui, kokį čia geras rezultatas, ta prasme, aš prabėgau šeštadienį, o sekmadienį Dibaba prabėgo 8-16, ta prasme, pasaulio rekordas tada buvo. Ar ten 14 net. Ir ta prasme, tu supranti, kad tu net moterų lyginėsi, tai apie kokį tu gali kažką kalbėti, aišku, tas buvo vėliau, bet ta prasme, taip atsukus viską, tai tu, supras, kad, jeigu tu esi šlavėjas, tu nesitikėk gauti atlyginimo kaip direktorius. Taip. Tiesiog tu turi prioritetus suskirstyti savo. Ir kaip tu sakei, čia tu gali viską daryti, tu pirki papildus, pirki viską, įrangą, grįžtamo ryšio nėra, apart to, ką tu gauni. Taip. Tai čia ir yra tas, kur daug, manau, jaunų sportininkų, kurie yra toj pilko. Dabar tą patį susiduriu, 100%. Tu nuvažiuoji kažkur su rinktinė, su kažkuo, tu bendrausi ties jaunais sportininkais. Blogai. Ta prasme, aš sakau taip, geriau reikia būti griežtam, bet teisingam ir pasakyti tiesą dabar ir taip, kaip yra. Kad žinotų, dalis sportininkų turi prie savęs trenerius, kurie nepasako iki galo tiesos, nepasako tų visų detalių. Vardan ko, nes treneris irgi yra pririštas prie to pačio, jeigu aš viską atskleisiu taip, kaip yra, ir žmogus gal nebebus motyvuotas, išeis. Ir tada aš nebeturėsiu žmogaus. Ir jie tada toksai kaip ir palieka neutraliam vaidmenį, aplinkui šneka kažką ir nepasako konkrečiai. Ne, reikia sakyti iš karto taip, kaip yra ir susitaikyti su tuo, nes tada gaunasi ir pykčiai, ir išėjimai, tu čia man kažką žadėjai ir panašiai. Bet ta žadėjimas būna kartais, neadekvatus. Tai, sakau, geriau kartais yra skaudi tiesa, bet jinai yra, tiesa. Ir... Šiaip 100% šito vietoj palaikau ir tikiu, kad, čia yra jo kartais gal skaudesnė ta pradžia, bet tada tu pats ir kaip sportininkas, tu jau susidėlioji mintis savo, ar tu tikrai to nori, ar jeigu tau pasakys, kad tu negausi už tai pinigų arba neturėsi tokio rezultato, ar tu toliau tą darysi. Taip, ir tada tu priimi sprendimą. Taip. Tai aš manyčiau, čia turėtų būti, bet aišku, čia vėlgi, kiekviena situacija yra skirtinga ir mes nežinom kiekvieno trenerio, kiekvieno sportininko, koks jo ego, koks yra šeimininis backgroundas ir panašiai. Tai, čia labai sunku tą tokį aukso vidurį padaryti. Jo. Aš kalbu iš savo visiškai perspektyvos ir ką, šią akimirką aš darau su mane supančiai žmonėmis. Tai liuks labai gerai. Dar sugrįžtam prie tavo bėgimo, paskui jo perėsim ir prie treniravimo, kokias vertybės kaip dirbi su žmonėm, bet kaip jau minėjom pradžiai, tu 2 suaugusių Europos čempionatuose dalyvai Ciuriche 2014 ir Berlyne 2018 ir užėmei 12 ir 19 vietas kliūtiniam bėgime, jeigu nemeluoju. 19 ir ne, Ciuriche buvo ten gal 3 žmonės tik aplenkiau, tai už bėgimą gal 12 buvo. Okay. Jo, ten buvo. Bet iš esmės, tai neskamba, žinai, kaip kažkokie super aukšti rezultatai, bet pagalvojus apie mūsų dabar šitą neseną istoriją, praėjęs 10-metis apskritai nuo 2000 metų, vidutiniuose nuotoliuose vyrų tarpe mes turim labai mažai sportininkų, kurie iš viso pakliūna į Europos čempionatus, kurie pasidaro normatyvus.
kame yra replės, kodėl nu, Lietuva, sakykime, gerai, maža šalis, galbūt neturim daug gyventojų, bet galim rasti tikrai ir mažesnių šalių, kurie daugiau žmonių išsiunčia. Kodėl mūsų lygis, jau net sakyčiau, ne tai, kad stagnuoja ir mes esam toj pačioj vietoj, bet pasaulis juda, mes jau gal net atgal žingsnių žengiam. Matai. Kaip tau pavyko, pirmas klausimas, ir kodėl mes esame čia labai toksai sunku trumpai. Kaip pavyko, vienas dalykas, į Ciurichą aš pirmą išvažiavau neturėdamas normatyvo. Tuo metu buvo normatyvo, ten trūko 3 ar 4 sekundžių, bet kadangi jeigu esi tam liste, vadiname, galutiniam, ir ten kiekviena federacija dar duoda užklausą, jeigu yra laisvų vietų, kaip pavyzdys, Ciuriche buvo berods 36 galimi dalyviai, tai buvo laisvų ir mane paėmė. Ir tada aš bėgau 5 gal, kažkas tokio. Tai, bet ten buvo varžybos katastrofa, noriu neatsiminti tų varžybų, ten buvo labai labai blogai. Ten... Atsiprašau, kad ištraukiau jas. Jo, ne, ne viskas okei, nu tai istorija. Ir jo, ten tos varžybos taip kaip ir varžybos, ten labai prastai sudalyvavau, antras nuo galo gal buvau tik tai. Ne, bet tada grįžau, susitvarkiau problemos, kurios buvo tuo metu. Ir tada jau kiti metai buvo jau šiek tiek geresnį. Į Berlyną vėl važiavau be normatyvų, ten trūko 2 sekundžių, bet vėlgi taip pat pakliuvau, bet ten buvo kitoks scenarius, ten papuolė geras bėgimas, gera forma, viskas ok, ir ten padariau asmenį rezultatą, 8.36, 8.8, tai yra 8 rezultatas per visą Lietuvos istoriją. 9. Jo, 9. Tai kaip ir ten emocijos buvo geros iš po tų varžybų, jau ten galvojau, čia bus gal kažkokia atskaitos taškas į viršų, bet buvo ten visko vėl. Tai o kodėl nėra, tai nežinau. Negaliu konkretaus atsakymo sakyti, paprasčiausiai mes neturime, daug kas įsivaizduoja, kad mes turime turėti atskirus kroso bėgikus, atskirus takelio bėgikus, atskirus kliūtininkus, dar kažką. Mes neturim tokios prabangos, mes turime tos pačius 3 žmonės, 4 ir juos visur bandom varyti. O kodėl neturim, nu jau čia yra didesnė problema. Nuo sakykime, berniukų atėjimų į lengvą atletiką, žiauriai sunku. Berniuką, ten iki 6-7 klasės atsivesti lengvą atletiką. Aš dabar sūnų nuvežiau rugsėjo mėnesį į bandomasias futbolo treniruotės. Ta prasme, aš darau video, aš filmuoju, aš žiūriu, džiaugiasi mano širdis. Ten, ta prasme, 3 grupės, po kokį 60 vaikų, 3. Ir, ta prasme, tu matai ir tas geras, ir tas geras, ir tas geras. Ta prasme, grįžti į maniežą ir žiūri, o dieve mano. Ta prasme, toks jausmas, kad dabar lengvo atletika yra toks, kad ne tikai futbole, ne tikai krepšinėje, ne tikai plaukime, nieks nepriėm, tai eisiu lengvąją. Mes, ta prasme, aš kalbu iš tos pusės, kad mes nesam kažkur čia pasikėlę, bet tiesiog aš matau bendrą kontekstą, mes treniruojam ne to žmonės, ką mes turim treniruoti. Mes treniruojam tą, ką turim. Mes neturime galimybės rinktis, atsirinkti, daryti atrankas, va čia ir didžiausia problema. Dalis berniukų nueina į komandinę sporto šaką. Ir jie jau, sakykime, 8 klasėje gal nebetinka ten ir tu jau ateini į lengvąją, bet tu jau turi pėdsaką iš tos sporto šakos. Ir čia kieno yra problema ar pusė, labai sunku pasakyti. Bet sakau, šiai dienai aš matau tokį vaizdą, kad masė žmonių, bet yra labai daug tik tai tame užimtume. Gali būti. Bet mes, mes negalim varyti vaiko lauk. Mes atsivedėm jį, jis yra pas mus grupiai, bandom iš jo daryti geriausią versiją. Okay. Bet šiaip, aš tai bent jau labai dažnai girdžiu tą frazę, kad jaunimas nebe toks, anksčiau buvo užsigrūdinę, visi kitesni, tu jau galbūt net ir tave galima, būtų priskirti iš kaimo į miestą atvykęs jaunas vaikinas, galbūt ne ir matęs to sunkesnio darbo kaime tenais. Ar tu irgi manai, kad, pavyzdžiui, dabar šiuolaikinis gyvenimo būdas vaikų, tėvų, taip kaip jie yra auklėjami, turi tiek daug įtakos tam? Aš sakyčiau taip, viskas prasideda nuo šeimos. Kas yra matoma? Aš lygiai taip pat galiu pasakyti labai gerų pavyzdžių, kur yra tėvai eina sportuoti, vaikai mato ir vaikai toliau sportuoja kažką. Nesvarbu, rezultatai, nerezultatai. Juk mes ne vienas atvesdami savo vaikai kažkokį būrelį, mes negalvojam, kad jis uždirbs mums pensiją. Ta prasme, ne. Jeigu mes taip galvom, tada mums reikia keisti savo mąstymą.
Ne, nu taip nebus, mes vedam vardan to, kad vaikas jaustų gerą foną, kad jis išsikrautų, kad jis judėtų, kad jis kažkokią teigiamą emociją formuotųsi kaip žmogus iš kitos pusės. Ar anksčiau buvo kitokie vaikai, nu, aš pats esu iš miestelio, bet ar aš labai fizinį darbą turėjęs? Ne, mes neturėjom nei ten karvių, nei keulių daug, nei ten kažkokio žemės ploto, kad ten reikėtų šienus vežti. Bet, nu, tiesiog aš buvau aktyvus žmogus ir aš pats sportavau, aš lauke buvau ilgą laiką, bet aš dabar tą patį matau ir mieste, kai kurių atvejų. Bet yra ir kitų atvejų, kur žmogus pareina iš mokyklos, jisai nori sėdėti prie kompiuterio. Bet ar mūsų nebuvo terpėje to? Aš lygiai taip pat, mes nuomodomės kompiuterį, per naktį žaisdavom, 10 litų sumokėdavom, kad galėtumėm visą naktį žaisti, nemiegoti ir ryte nunešti kompiuterį, tipo, nu, bet mes irgi tą patį darėm. Nu, tai čia negalima taip labai sakyti, kad, o Jėzau, ten buvo tas, tiesiog dabar yra tas toksai primetimas, o mano laikais tas buvo, va čia tokie ir anokie, nu ne, buvo visko, nu nepieškim, kad ten buvo ir stipresni, taip, gal buvo kitoks laikotarpis, mažiau tų pagundų, bet buvo ir ten nukrypimų, ir ten silpnų žmonių, ir ten yra, nu, tiesiog bendras kontekstas. Faktas, kad dabar jaunimas mažiau juda. Faktas. Ir dabar vaikui pasakai, kad tu gal ateik, norėtum lankyti geras esi. Nu, jis nenori atvažiuoti iš ten, ką žinau, per 3 stotelės. Žinai. Nu, ta prasme, o tėvai negali atvežti, nes dirba. Šiaip dabar pagalvojau, kad gal dabar tiesiog proporciškai atrodo, kadangi daugiau vaikų ateina į sportus, tai santykinai mažiau yra tų talentingų arba tų, nu, to molio, iš kurio galima daugiau kažko išspausti. Ir taip atrodo gal, kad čia visi telefonuose, kompiuteriuose sėdė. Taip, ir plius mūsų dabar, nu, sutikim su tuo, kad dabar socialinė medija yra aukštumoje. Nu, žmonės dabar galimybės matyti yra didelės. Nu, ir ta prasme, pabando kažkas ir jam kažkas apšviečia, kad nu, nebus iš to kažkokio biznio, nu ir kitas ten eigoje, nu, atkrenta. Nu, sutikim su tuo, kad, nu, ir futbole, juk ateina labai daug, o kiek išeina ten, aukščiausiam lygiai dar daugiau ten atkrenta. Nu, bet tiesiog, čia toks reikalas, nu, visų pirma reikia, labai man gerą auklėtinis pasakė dalyką vakar. Jo, sako, tu gali treniruoti, ką tu nori, žinai. Visų pirma, tu turi turėti, ką treniruoti. Žinai. Nu, tu gali 2 žmonės atsivesti ir abudu treniruoti, bet nu, su vienas atėjęs kilometrą iš 3 minučių bėga, nes treniravęs, kitas 10 metų treniruojas, neprabėga tų 3 minučių. Tai gal visų pirma reikėtų į tą atranką daryti dėmesį. Bet čia yra labai labai sunku. Labai sunku čia. Ir kas medalė, didžiausia bėda, kad žmogus, kuris nori, tas dažniausiai galėtų ir nesportuoti rezultatų. O tas, kuris gali, tas nenori. Taip. Tai va čia ir... Čia talento. Čia menas yra labai daug trenerių, kurie geba va tą padaryti. Mano atveju, mano treneris, pirmasis Pranas Šaučikovas, tą turėjo. Žinai, jis turėjo ten, nu kažką turėjo žmogus, kad jisai va, mokėjo prikalbinti, mokėjo tą padaryti. Tai čia aš skaitau, čia yra atskira žmonių grupė, kurie tą turi. Nu, dabar agentais dauguma tokių yra vadinami, kurie gal pamato bent jau identifikuoja talentus, o paskui jau treneriai dirba. Taip, bet, nu, sakykime, ten jau super, ką jau pamato. Žinai, čia mūsų Lietuvos lygmenių to dar. Pakalbam dabar apie tavo treniruotės, jau kelis kartus paminėjai ir savo trenerių Šaučikovą pirmą. Kaip tavo, daug metų jau praėjo nuo tada, kai pradėjai sportuoti, kaip tavo treniruotės atrodė tada ir kaip atrodo dabar? Dabar šiaip iš esmės patsai save treniruoji. Taip. Tai kaip stipriai viskas pasikeitė per tuos metus? Jo, keitės labai. Aš perėjęs labai daug visko ir matęs ir vieno ir kito, aš kai atsiverčiu savo dienoraščius, anksčiau nebūdavo stravų. Tai mes rašydavom ranką į tą metinį dienoraštį ir ta prasme, tu ten rašaisi viską, pulsus, nebūdavo GPS laikrodžių, tai tiesiog tu žinai nuo to stulpo iki to stulpo tiek kilometrų arba minutėm bėgi. Kokiais gudžiais laikais gyvenai? Ta prasme, bet atrodo, kiek čia tų metų te praėjo, tai va, jo, keitėsi labai stipriai ir pradžioj buvo išlikimas. Aš niekaip kitaip nepavadinsiu. Tu ten, ta prasme, savaitę atsitreniruoji, tu 5 aukštą negali užlipti. Nu, ta prasme, ar taip reikėjo, nu, nežinau, galbūt. Ar aš taip dabar treniruočiaus, ne. Ar aš kažką keičiau į ankstesnį modelį? O taip. Jo. Taip, bet vėlgi, ar aš galiu kažką dabar kaltinti, teisti, kad tai buvo, nu ne, nu tada toks laikotarpis buvo, taip buvo supratimas ir taip darytų. Aš lygiai taip pat dabar taip galvoju, žinai,
Ir vat, kas yra pas mane iš sportininkų, aš bandau jiem duoti tą, kur man yra nuoskauda, ko aš negavau. Tai sakykime, pas mane sportininkai, kurie yra, aš stengiuosi jiem maksimumą duoti. Nesvarbu, treniruotės metodika, visų suportų ir kitų dalykų, aš stengiuosi būti treneris, tas, kuris turi nuoskaudą, kurios pats negavo, sakykime, iš tos pusės. Tai ar keitėsi jin labai, labai stipriai, tada buvo laikotarpis, kai aš netgi treniravausi su Mindaugu Norbutu, eks-rekordininku, kur antrą rezultatą 800 metrų istorijoje turinti žmogų, tada dar buvo rekordininkas. Tai aš su juo treniravausi gerus 2 metus. Man tada buvo, wow, kokia man garbė, ta prasme, jam padėti treniruoti, aš ne viską ten darydavau, bet ten tiesiog buvo, kaip aš sakyčiau dabar, ką mes darom dabar ir ką tada. Mes dabartinių, sakykime, treniravimo principų, mes dabar darom tą tik tai prieš varžybas, o mes tada darėm viską ištisus metus. Tai va tiek ir pasikeitė. Keitėsi labai ir, ta prasme, man atsirado paskui pačiam toksai, ką daryti, kodėl aš taip gerai treniruojuosi, taip gerai darau atkarpas, taip darau visas treniruotės, bet aš nebėgu. Varžybose, ne? Jo, aišku, aš turiu psichologinių šiek tiek bėdų, pavadinkim taip ir dabar, dar varžybų metu. Kai manęs paklausė, kodėl tu neturi stravos, aš turiu stravą, bet aš niekada ten nekeliu. Ta prasme, aš keliu, bet aš tik matau. Tai yra privatus mano profilis. Kodėl aš tą padaręs esu, nes man tai yra per daug dar vienas triggeris, kai man aplinkui mato N žmonių, bando mane gal net ir kopijuoti, gal bando mane stebėti ir aš tada jaučiu dar didesnę atsakomybę. Ko pasiekoji, aš tada dar labiau susideginu. Okay. Mano atveju tai nežaidžia, ta prasme, žinau, pas mane sportininkų irgi lygiai tas pats yra pora, sakau, davai pabandom metus laiko, tu viską užsimutink ir nieko nekelk viešai, ar bus geriau ar ne. Jo, geriau. Tu tiesiog nejauti atsakomybės prieš nieką, tik tai dėl savęs. Kai tu tą darai, susidaro ten tokių, žinai, kartais ir heiterių, kurie mėgsta jie pakomentuoti ir panašiai, tu tada dar labiau degini save. Tai, sakykime, mano atveju man tai daugiau žalos negu naudos. Okay. Tai va, o toliau, kas liečia treniravimą patį, tai, tu žiūri, nebėga ir kažką reikia daryti, o tavo kaimynai bėga visi. Tai tada šiek tiek pradedi gilintis, pradedi žiūrėti, ką daro jie, kodėl bėga. Ir, sakykime, kertinis buvo gal 2015. Mes treniruočių stovykloje buvom, tada biškai su Lenkais buvom, tai, sakykime, jie parodė, kas tai yra laktatas. Tai va nuo to ir prasidėjo, bet ten tada buvo supratimas biškai kitoks. Sakykime, tada mes supratom, ką jie daro ir mes bandėm ant savęs perteikti, sakykime, dabar ką. Mes dabar tokios treniruotės nematuojam su tokiais skaičiukais, o mes tada priėmėm kaip normą. Kad supratimui, bet paskui tu gilinėsi, kodėl taip yra, pusę metų gerų bendradarbiavau su švedų vieną komandą, jie bandė mane įsileisti, bet labai sunkiai. Aš pamačiau visą virtuvę iš vidaus, kaip kas yra, kas kada daroma ir sakykime, tą dalį pasiėmiau. Kai ten esu girdėjęs, ne vieną ten dalyką, tu ten kopijuoji LSR. Girdėjęs LSR kopijuoja Danus. Danai kopijuoja Norvegus. Ir ta prasme, reikia vieną dalyką suprasti. Visas pasaulis kažką kopijuoja. Tik yra galutinis tikslas. Arba tu su to kopijavimu rodi rezultatą, arba nerodai. Kaip ir Henrikas Ingebrigtsenas pasakė dabar vienam iš summito. Jūs duokite 10 skirtingų virėjų. Tuos pačius patiekalus, ingredientus ir pasakykite tą patiekalą padaryti. Visi skirtingai padarys. Tai čia lygiai tas pats, tu nežinai detalių, tau niekas nepasakys iki galo, kada reikia kažką padaryti. Tu tiesiog žinai, kaip aš sakau, visą masę, bet o kaip tu jau ten tai jau čia yra. Ir dar vienas pagrindinis dalykas, tu negali to pačio duoti 100 žmonių. Ta prasme, taip, iš 100 atkris, bus ten 50 gerai, 50 blogai, žinai, bet čia toksai biški ir savanaudiškai ir eksperimento būdu. Tai tu vis tiek turi, aš kaip sakau, už sportininkų turi stovėti kažkas, kas vairuoja.
vienaip ar kitaip tą vairavimą arba pavyks, arba nepavyks. Čia šiaip labai geras pavyzdys yra triatlonininkų, norvegų triatlonininkai Gustavas Idinas ir Kristianas Blumenfeldas, kur du tikrai šių laikų geriausi triatlonininkai, dabar jau biškai situacija gal ten keičiasi, bet pasaulio čempionai, olimpinis čempionas. Ir nuo jų realiai ir prasidėjo, ir nuo Ingebrigtseno tas Norwegian Hype Train vadinamas, kur visi galvoja, kad norvegų metodika yra kažkokia. Ir labai gerai vienas iš pagrindinių konkurentų pasakė, sako, o kokia čia yra norvegų metodika, jeigu 2 sportininkai yra tik tai tokiam lygiai. Galų gale, aišku, yra daugiau tų sportininkų ir iškyla vis dabar lengvoji ir narvė tas pats iškyla ir ilgesnės distancijos yra tų stiprių norvegų, bet jo, tas, kas veikia vienam, nebūtinai tikrai veiks kitiem ir tada tu sėdi, gilinėsi, aiškinėsi, ar šitą metodiką suveikia tam žmogui, galbūt reikia kažką kito pakeisti ir labai faina girdėti iš tavęs irgi tą patį dalyką. Bet matai, aš vien tik tai vedamas to, kad man buvo principas. Ta prasme, kodėl? Aš neku su estu. Šneku su suomiu, su švedų kliūtininkais. Tarsi mane lenkia 15 sekundžių ir aš nesuprantu, aš kalbu, mes padarom tą patį darbą. Aš sėdžiu po kažkokių varžybų, nusiminęs, ten nuliūdęs, prieina prie manęs suomis, sako, kas yra, sako, blogai. Kas, to prasme, blem, aš taip gerai padarau treniruotę, žinai, o nepabėgu nieko. O sako, o pagal ką tu sprendi, kad tu gerai padarai treniruotę? Aš sakau, taigi splitai gerai, žinai. O ta prasme, o tu... Ką tavo kūnai reiškia? Pasižiūri, ką tau rodo varikliai, žinai. Netipo. Ir tada tu supranti, kad jis už mane 20 sekundžių greičiau bėga ir jis man tą sako, žinai, tai tada kažką reiškia tas. Tai vad lygiai tas pats, kad tu pamatęs treniruotę kažkokį ten, žinai, įmetė trackstą, dar kažkas, kas padarė tokią treniruotę ir, žinai, kitos, tu čia easy yra, žinai. Tai taip, jeigu pas tavį yra 15 milimolių, pas jį 2 milimolių, tu padarysi tą treniruotę, bet ar tos treniruotės efektas ir nauda bus lygiai tokia pat? Tai va čia ir yra tas dalykas. Tai aš geriau sakau, gal mes bandom rasti žmogų, kuris mums bus tas vairininkas ir tiesiog tikėti, pasitikėti tuo ir pats geriausias reiškimas, trasve procesas, žinai, tai ir kartais ne taip gerai gali stovėti su tuo metodika, su viskuo, bet tu tiki. Ir važiuojam toliau. Galų gale ateis, bet kuriuo atveju, tai prasme, nėra pačios geriausios metodikos. Niekada nebuvo ir nebus, visi skirtingai treniravosi. Buvo laikas, kai pagal palei šitą italų Kanovą. Palei Kanovą. Dabar visi į šuns dienas deda jo treniravimą, ta prasme, bet kažkada buvo laikas, kai jisai buvo, treneris, ta prasme, ir tada visi treniravos pagal tą. Dabar yra tokia banga, visi pagal tą treniruojas daugmaž, ateis dar po 10 metų dar kažkas treniruosis kitaip, tai tiesiog tą auksą vidurį bandai ieškoti ir tiesiog. Jo, bet tai irgi parodo, kad pasaulis juda, bet tu turi bandyti neatsilikti ir galbūt net kažkurio momentu pusę žingsnio išeiti į priekį ir tik tai tada ir pavyks. Tai padaryti. Tai kiekvienas žingsnis turi būti savitas ir negali 100% klai visko tikėti ir pasitikėti, nes atsiminkim tokį dalyką, kas yra įkeliama ir kas yra rodoma, tai nereiškia, kad tai yra viskas tiesa. Arba kad tai yra viskas, apskritai. Jo, aplamai, kad tai yra viskas ir ten, kas yra, tą žino tik tai artimiausi žmonės. Man irgi labai patiko, kai apie tos pačius norvegus kalbant, jų vairininkas Olav Aleksander buvo, kai jisai sako, ne, tai čia mes viską atvirai rodom, Strava yra, mes pasakojam, kaip mes naudojam mokslį, laktatą, deguonį ir tada jų paklausiu, bet jūs ten pirty turit kažkokį protokolą. Jo, sako, apie šitą aš negaliu kol kas kalbėti. Tai vis tiek turi kažkokius dar užsislėpęs. Niekada niekas neparodys tau tam tikrų dalykų iš savo virtuvės. Labai. Tai apie vairininkus, iš tikrųjų kalbant, tai dabar tu pats esi jau vairininkas ir iš dalies savo vairininkų tikriausiai būtų labai sunku. Aš bent jau taip manau, nes labai daug yra tenais pavojų su treniruojant save, bet kol kas labai puikiai tavo kaip trenerio dabar darbą jau atspindi ir tavo auklėtinių rezultatai, ir tavo paties, bet ir tavo auklėtinių. Tai šiais metais Robertas Vališauskas labai smagiai ir Lietuvos čempionate pasispardė Simui, aplenkė Simą. Iki finišo linijos nepavyko to išlaikyti, bet jau vien matyti tą Lietuvoje, kad Simas yra lenkiamas ir parodyti kiaušinius, kaip sakoma, jau yra labai smagu ir pagaliau pasiekė sporto meistro kvalifikacinį laipsnį pusantrinėje. Dabar sudalyvavo ir Europos kroso čempionate. Ir kitas tavo deimančiukas greta
Europos U23 čempionate sidabras, pasaulio čempionate debiutas, dabar Europos kroso čempionate istorinė 5 vieta, niekada Lietuvos atstovai neturėjo 5 vietos tokio rango varžybose. Ir šviečiasi, yra tikrai realus šansas pakliūti į olimpinės žaidynės, tai kaip tu dabar kaip treneris save pozicionuoji, kaip ta pati metodika, kurią taikai, kaip tu dirbi su jais ir, šiaip jo, visai gal net ir įdomu, tu turi labai du skirtingus sportininkus, sakykime, to aukštesnio lygio dabar Robertas ir Greta, su Robertu dirbi kiekvieną dieną praktiškai Šiauliuose, Greta gyvena už Atlanto, nuotoliniu būdu beveik viskas vyksta, tai jo, gal gali šitoje vietoje biškį papasakoti. Atsakant į tavo pirminį klausimą, kad sunku būti savo treneriu, tai aš šitą žiūriu iš kitos pusės. Aš daug ką darau eksperimento būdu ant savęs visų pirma. Labai gerai. Aš turiu šiek tiek galimybės pasižiūrėti, kaip tam tikra treniruotė atrodo realiu laiku ir realia emocija. Ta prasme, ką reiškia padaryti 10 po kilometrą, ką reiškia padaryti 12 tempinį ir panašiai. 25 po 400. Ta prasme, aš pats žinau, ką tai reiškia. Ir aš labai įsivaizduoju ir man tas yra biški lengviau modeliavimo atžvilgiu, sakykime. O kas liečia patį treniravimą, su Robertu, jeigu, sakyčiau, prieš 2 metus jungiau Robertą prie savęs, prie mano treniruočių, tai greičiausiai, kad dabar jau aš jungiuosi prie jo. Okay. Jo, ir iš esmės tas mūsų treniravimas, tai kaip Robertas treniruojasi, taip ir aš treniruojuosi. Arba atvirkščiai. Mes 100% darom visas treniruotės kartu, nebent jau prieš varžybas kažkas iškrenta bet idealiai viskas dabar atitinka mum ir praktiškai slenkščiai ir panašiai. Dabar gal Robertas vienu žingsneliu aukščiau. Bet, taip ir treniruojamės. O su Greta tai ten labai daug nepristreniruosi, kaip sakant, ten yra jinai Amerikoje su komanda, aš ją matau nuo gruodžio vidurio iki sausio ir paskui nuo gegužės iki rugsėjo, o šiemet jie yra paskutiniai metai ir greičiausiai, kad šiek tiek bus pokyčių, bet apie tos pokyčius gal viešai ir garsiai nieko nekalbam, ten kas jau bus, tas jau bus ir bet jo, su jais biški kitaip treniruotis reikia, nes jie abudu yra skirtingo, pavadinkim taip, pajėgumo ir skirtingų netgi disciplinų. Ir sunku tą padaryti. Šiemet man pavyko, nes aš šiemet turėjau traumą. Galėjai daugiau laiko. Tai tiesiog, aš ateinu kaip 100% treneris. Bet tą padaryti, kad ir pačiam treniruotis ir prižiūrėti, tai jau yra sunku. Aš esu iš tų trenerių, kad aš noriu pajausti sportininką ne stovint su chronometru ir su kaip sakant, kostiumuku apsirengus, o aš noriu pajausti jo emociją ir jo visą reikalą bėgant kartu. Tai aš kiek įmanoma darau tiek su tuo sportininku treniruotės kartu. Tai dirbam labai daug, su Robertu nuolatos dirbam su laktatu, viskas yra 100% paleis laktatą, su Greta kiek įmanoma dirbam, bet įmanoma dirbti tik tai jei gali jinai pamatuoti pasislėpus. Nuo trenerio, ne? Taip. Nes jin ten su grupė daro ir ten labai daug interpretacijų nebūna. Pirmi 2 metai buvo šiek tiek kitokie, ten galėjo šiek tiek pasimuliuoti, pavadinkim taip. Nes Greta atėjo 100% nuo tos, sakykime, metodikos mano, kur mes darom per apimtį, o ne per intensyvumą, tai jai buvo šiek tiek šokas, bet priprato ir viskas ten yra su griežtai atkarpų atžvilgiu. Kas liečia darbus, viską, tai mes nuotoliniu būdu bendraujam, mes esam sutarę, kiek mes savaitinį krūvį darom ir tuos antrus darbus, antras treniruotės, sakykim, double day, kur yra vakarinis ir rytinis krosai, tai mes esam pasiskaičiavę, kad mums būtų savaitinis kilometražas. Tai ten kažkokių daug dalykų nėra, Greta pakankamai jinai darbo žmogus, jinai pasidarė ir ten jos atžvilgių interpretacijų nėra. Yra sunkiau su tai žmonėm, kurie yra, vadinkim taip, atėjo kažkieno čiupinėti. Pavyzdys, buvo pas vieną trenerį, atėjo pas kitą. Ir ten yra sunku, ta prasme, žmogui įrodyti, kodėl reikia ilsėtis, pavyzdžiui, tam tikrų dalykų. Jis nori visą laiką treniruotis ir čia yra žiauriai sunku. O ten, sakykime, su Greta, su Robertu yra visai kitaip. Su Robertu, aišku, gal buvo šiek tiek kitaip, nes jis atėjo iš Kauno, iš Remigijaus Kančio. Ir atėjo pas mane, tai ten šiek tiek buvo tas toks, kol aš
pripratinau ir rodžiau, kad taip reikėtų mums dirbti. O dabar nebelieka klausimų, tiesiog dirbom ir... Trust the process. Jo, pavadinkim taip, kiekvienas gauna planą sekmadienio vakare, savaitė į priekį yra suplanuota, nebelieka klausimų, aš ir sakau savo jaunesniems sportininkam irgi, tie, kas bėgam nuo 600 ir į viršų, jie kiekvienas gauna nesvarbu, maniežinis žmogus, nemaniežinis žmogus, aš pavadinu tos maniežinius, kur aš dirbu, nes aš dirbu Šiaulių lengvos atletikos ir sveikatingumo centre, treneriu, ten turiu etatą, pilną krūvį ir ten turiu jaunuolių. Tai visi tie, kurie bėgioja, visi gauna planus, aš tik ateinu į darbą, aš tik tai pasižiūriu su chronometru, ką jie daro, kaip daro, bendrą fizinį prasivedam, o visą kitą jie puikiausiai mato ir turi. Okay. O šiaip aš dar sugrįšiu biški prie, kai pasakoji apie Robertą ir sakei, kad tu esi tas treneris, kuris nori pajausti, būti šalia. Metai bėga, dar turi tikriausiai kelis metus bagažę, bet po truputį tikriausiai galvosi apie perimą į full-time trenerio darbą. Čia neišvengiama tiesiog yra. Tai kaip įsivaizduoji, ar labai pasikeistas darbas su aukšto meistriškumo sportininkais, kai jau net ir fiziškai negalėsi su jais būti šalia? Taip, bet yra žmonių kategorija, kuriems reikia čia ir dabar, sakykime, arba kad padėtų treniruoti, ten papeisintų ir panašiai. Robertas, tai ne, jisai darbo žmogus irgi lygiai taip pat vienas darbuojasi ir aš bet kuriuo atveju, aš kiekvieną dieną, ar aš bėgu kartu, ar nebėgu, aš būnu visus darbus kartu iš šalies. O kaip ten bus, tai aš tikiuosi dar kokius 3 metus. Dar bėgti. Bet nežinau, į kokią rungtį aš eisiu dar toliau. Dar yra noro, bet sakau, kuo toliau, tuo man yra kišami pagaliai, ta prasme. Ir... Iš išorės ar savo paties kūno? Kompleksas, sakykime, viso ankstesnio liekamų reiškinių, sakykime, kažkokių neišsigydytų traumų, tik tai krūvis didesnis, žiūri, kažkas subirėjo, reikia remontuoti, susiremontuoji, pradėti treniruotis, jau kaip ir įsivažiuoji į formą, jau galvoji kažką, žiūri kitą bėdą. Vėl įsivažiuoji, susirgi koroną, vėl įsivažiuoji, žiūri dar kažkas ir nuolatinis toks, bet aš manau, čia visi sportininkai tuo gyvena ir... Ir čia, tau 34 metai yra, bet, ta prasme, aš čia tą turiu omeny, kad kaip tik tai nėra, žinai, kažkoks labai didelis senas amžius ir ypač dabar, kai mes žinom, koks yra aukšto meistriškumo, sportiškumo, ilgamžiškumas, bet kuo toliau, tuo labiau reikia daugiau dėmesio skirti atsistatymui, tam poilsiui, apie kurį kalbėjai ir jo, čia tikrai sunkiau yra jau šlaviruoti su pilno etato darbu, treniravimusi, kelionėm įvairiom ir viskuo. Tai... Taip ir jau ateina tas laikotarpis, kai visą laiką aš norėjau būti reikalingas, būti kažkam naudingas, sakykime, toks. Aš vis laik save mačiau treneriu ir aš norėjau kažkam padėti. Ir dabar jau ateina tas laikotarpis, kai tu taip sakai savo, pala, gal jau biškai too much visko ir kažkaip gal jau man kažkas padėkė, ta prasme, nes... Bet taip, čia reikia biškelį susidėlioti viskai savo stalčiukus, nes aš apsiėmęs darbu esu, ne tik tai dar dirbu treneriu Šiaulių tam lengvosios centre, tai dar dirbu ir varžybų sekretorių, tada tvarkau Facebook paskyrą ir ta prasme, bet čia kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenimėlis. Iš kažko gyventi reikia. Nekrenta iš dangaus pinigai, ne? Dėja. O apie Šiaulius, kalbant ir apie tą sveikatingumą, apie projektą, programą Šiaulių sveikatinimuose, tu turi tenais grupę žmonių, šiaip pati iniciatyva daug žmonių pritraukia, kaip Šiauliuose atrodo tas mėgėjų sportas, kuris, tikėkime, paskui ir jaunas kartas įkvėpia. Kaip atrodo jo dabar Šiauliuose tas judėjimas į lengvąją pusę? Tas judėjimas, sakykime, taip, jisai yra džiugu, kad jis yra iš viso toks, nes tai rašo mūsų centras projektą į savivaldybę, jie duoda pinigų, tada yra skiriami, sakykime, šiemet buvo net 7 užsiėmimai skirtingi, kurie yra nemokami žmonėms. Jie gali visą savaitę ištisai eiti kiekvieną dieną į skirtingus užsiėmimus ir judėti. Ten yra pagrindinis saugiklis iki 25 žmonių. Kad chaoso nebūtų ir vis tiek maniežas neguminis. O šitas, ar man prie širdies, aš pradžiai galvojau, niekada aš nedirbsiu su, sakykime, sveikatinimu, bet buvo pasiūlymas, gal norėtum užsimti bėgimo treniruotėm.
sutikau ir aš kaip žiūriu, visai labai patiko. Ir dabar jau taip, iš to sveikatinimo, jau dabar galvoju, turbūt 15 žmonių bėgo kažką varžybose. Ta prasme, atėjo tokių žmonių, kurie nebuvo įveikę, negalėjo 10 minučių be sustojimo įveikti. Yra tokių, kas ir pusę maratono dabar prabėgo po metų. Ir maratoną, ta prasme, nepilni metai ir maratoną įveikia vos ne iš 4 valandų. Tai tas toksai, tu matai žmonių tą užsidėgymą, tai labai faina. Kiek tau tai pačiam vaduoda? Nu, aš, žinai, yra ta dalis, kur tai šiek tiek išsunkia laiko energijos prasme, bet va ta emocinės dabar, kai net atrodo nušvito veidas, kai... Jo, ta prasme, aš dabar dirbu, projektas kai pasibaigė, tai tiesiog buvo toks reikalas. Sakau žmonėm, viskas, baigėsi projektas, ta prasme, einam kur norim. Jie, ta prasme, tai būnam toliau. Tai man jie biški tokį spyrį išikna, darom kažką, tai tiesiog mes sutarėm įkainį, mes nuomojamės patalpas ir judam. Ir dabar kuo toliau, tuo daugiau jų ateina, nori judėti. Ir man fiziškai su jais būti yra žiauriai toksai įkvepiantis dalykas. Tu, ta prasme, matai žmogus ten visą dieną nuo 8 iki 5 atsidėjęs kažkur savo darbę, išūžęs smegenis, jis irgi šeimą turi. Ir jis dar ateina, ta prasme, jis dar siekia tų rezultatų kažkokių. Ta prasme, kiekvienas, supraskim, žmogus negali būti olimpinis čempionas. Kiekvienas turi savo tą olimpiadą. Vienam įveikti 10 km be sustojimo yra olimpiada. Ir ta prasme, tu tam žmogui bandai padėti, tą padaryti ir kai tu matai jo paskui šypseną, tai tas toks smagus dalykas. Bet jo, kaip ir sakai, viskas turi savo kainą. Tada kenčia 100% šeima. Šeimos jau sąskaita tas viskas yra. Poilsio šeimos ir gerai, kad dar, sakykime, vaikas pats būna maniežė ilgą laiko dalį, tai su juo kitokią formą susitinkam, o jau su žmona šiek tiek reikia jau derinti bendrą laisvalaikį. Bet dažniausiai, kada yra atostogos, tada tau nėra atostogų, tau yra sezonas ir taip, bet čia taip jau yra. Gyvenimo, kurį pasirinkai dalis tiesiog. Pavadinkim tai. Tai ačiū tau labai, Justinai, labai fainai tikrai ir pagabėjom šitą pokalbį, tas bendruomeniškumas, ta teigiama emocija ir tas sportas, kuris labai džiugu, kad ateina, nes mes, didžiausią, aišku, situaciją matom Vilniuje ir kad jinai tikrai gerėja, daugiau žmonių, ypač mėgėjų, vyresnių sportuoja. Tai labai faina, kad tas pasiekia jau ir mažesnius miestus, atsiprašau, kad Šiaulius vadinu mažesniu miestu, bet jo, kad tas bendras lietuvių sąmoningumas, sveikatingumas didėja ir tikėkime, kad su tokiais žmonėm kaip tu daugiau bus tokių kitose vietose ir pavyks kažką gražaus faino padaryti. Tai ačiū tau, tęsk toliau viską, ką darai, sėkmės tuos 3, 4, 5 ar dar net ir daugiau metų ir sportiniai karjerai, linkiu didžiausios sėkmės, o galų gale ir treniravime, kur jau tikrai neblogai sekasi. Tai ačiū tau. Viso. Iki.